Sveiki. Noriu papasakoti apie pagrindinį šitos savaitės savo darbus ir tos įvykius, kurie vyksta ES ir vyks šios savaitės antroje pusėje. Trumpoka šitą savaitę, nes Briuselėje būsiu tik tai iki trečiadienio. Ketvirtadienį turiu parodą Žagarėje, Artiomo Azarovo parodą ukrainiečių kario. Kviečiu apsilankyti, jeigu gyvenate netoliese. Taip pat susitiksiu Joniškyje su keliomis vietos bendruomenėmis. Pašnekėsime iš peties. Penktadienis Kalinausko konferencija Vilniuje. Kitaip tariant, darbeliai vyksta ir jų nemažėja. Kas yra svarbu ES? Girdėjote galbūt apie sprendimą, kad Europos komisija skyrė 7,4 milijardo eurų pagalbos paketą Egiptui. Na, žinom, Egiptas 110 milijonų gyventojų, daug dabar atsirado ten ir pabėgėlių, ypatingai iš pietų, iš Sudano ir kitur plūsta. Egipto ekonomika labai silpna, įvyko vietos valiutos devalvacija kartais ir panašiai. Kitaip tariant, jeigu Egiptas susvyruos ekonomiškai, matyt, mes tą pajusime labai greitai, migracijos srautai, visi kiti nesaugumai gali persikelti per Viduržemio jūrą ir pasiekti Europos krantus. Nuspręsta padėti Egiptui. Dosniai. Iš tiesų, 5 milijardai praktiškai grynais pinigais, labai gerom sąlygom, iš esmės makroekonominį situaciją stabilizuoti, kaip minėjau, dėl staigios devalvacijos ir panašiai. 100 milijonų bendradarbiavimui migracijos srityje. Ar Egipto valdžia įvykdys visus lūkesčius, ar iš tiesų bus bendradarbiavimas, pamatysime. Ne visada iš tenai išgirstame netgi aiškiau pasakytą ačiū, bet ką padarysi, kai toks kaimynas, reikia kažkokiu tai ieškoti išeičių taip pat. Kągi, šią savaitę išgirdome iš Vengrijos, kad po tų visų pasirašytų susitarimų su Kinija, Budapešto gatvėse galim pamatyti ne vien tik tai Vengrijos policininkus, bet kartu patruliuojančius ir Kinijos pareigūnus. Ar tai yra teisinga? Ar tai yra ES standartas, kad mes regėsime ir, sakyčiau taip, totalitarinių komunistinių valstybių jėgos struktūrų atstovus savo gatvėje? Ką tai duoda mums? Saugumą? Netikrumą? O gal tai yra duomenų rinkimas? O gal tai tiesiog iš tiesų tų valstybių kišimasis į ES reikalus? Žinome, kad daugelis duomenų bazių ES yra bendros. Prieiga yra visiems garantuota. Kitaip tariant, ir Vengrijos pareigūnai, kurie galbūt draugiškai gali pasidalinti ir su Kinijos pareigūnais šitoje srityje. Aš manau, kad tai yra nenormalu, mums reikia reaguoti ir žinoma reaguosime, bet štai tokie reikalai toje Orbano karalystėje. Rusijos rinkimai, taip vadinami, praėjo, išgirdome pirmus vertinimus ES, labai nedrasius, sakyčiau, netgi bailokus, neturinčius jokio aiškaus turinio ir panašiai. Šią savaitę renkasi užsienio reikalų ministrai, ES užsienio reikalų ministrai. Susitikime kalbėjomės ir apie plėtrą, ir apie kitus dalykus, bet aš kreipiausi į juos. Parenkite normalų pareiškimą. Pasakykite, kad rinkimai buvo neteisėti. Jūs padėsite ne tik tai savo piliečiams suprasti aiškiau, kas vyksta toje totalitarinėje diktatūrinėje valstybėje, bet ir padėti Rusijos opozicijai. Manau, kad ES, jeigu nepadarys tokio pareiškimo, nepripažinimo rezultatų, mes nepadarysime to, ko mes privalėjome padaryti. Tai bus istorinė klaida. Tai bus dar viena paskata, sakykime atvirai, Putinui elgtis taip, kaip jisai daro. Be sustojimų, be principų ir pastoviai lipant ant galvos ir ant kojų kitiems kaimynams. Kitaip tariant, ES turi galimybę. Ar jinai pasinaudos, pamatysime artimiausių metų. Tiek buvo šį kartą. Gero jums savaitgalio.